Nu ko, atvarėm į Lenkiją. Tai va, susirašėm 4 dienų kelionę į Lenkijos kalnus. Miegosim tik palapinėje, gaminsimės savo maistą, varysim pakupinėti kalnus, svarbiausia, varysim iškūdį žuvėjus. Dabar Girmas vairuoja. Ar aš pavojui? Gal. Ar aš tingiu vairuot? Jo. Meilė ir širdį vada kapsu peilę. Kiukas. Jevai! Teik beliką, teik beliką, teik beliką. Kontio. Nu ką, atvarim į spotą. Čia kaip tik upelis. Ką šia aikštelė yra? Čia upelis, bet čia nieks negyvena. Bet čia grynai iš kalnų tek. Mes dabar tiesiai į kalnus einam. Tai vat, pahaikinam. Reiks surast paskiau. Pahaikinom, pradėjom tik tai žygį. Nu, susirasim Daug man pavairuoti savo. Žalia siera. Koks jūs. Kokią mašinkę. Paskiau reikės iškoti, kur pernakvot. Taip fainai. Tie akmenys, nu. Čia. Aukščia. Nu ką, mes viršūniai. Nu ką, užaikinom, pasiėmėm tokius ultralight kėdės. Jie žiauriai fainai. Dabar belieka nulipti apačią. Susirandam vietą, kur miegoti. Ryt šaunam dar didesnį, nu, nežinau į kokį kalną, bet jau ten ilgą žygį padarysim. Ir paskui varysim žvejoti. Žiauriai gerų upių radom, žiauriai gražius, tokios upitakingos atrodo. Lietuvių aspektų upitakingos, nežinau, ar mes kažką pagausim, bet aš manau, bet kokie, kažką tikrai. Pasiėmiau musilinę, pasiėmiau lydekinę, pasiėmiau avižą, viską turim. Grįžtant vieną dieną varysim į ežerą. Jo, varysim, pasiėmiau valtelę. Kur pilis yra virš jo. No, pasiėmiau. Pagauti sterką, lydeką, ešerį. Jo, būtinai. Užsidėjom flashlightą. Ta vieną į... Susivaldys. Nu, Aleksai, nu tu bombintis palapin. O, my god. Aš žinau. Tau pista. Šių, manau, pasiėmom. Kiauš? Jo. Pasiėmom kiaušų normaliai. Salemę kokią pasiėmom. Gerus pusryčius. Kokybiškus. Kokią? Arbūzą. Tokį? Jo. Valgai tokį? Šiaip niek nevalgau, nes čia žiauriai viskas nesveika. Ar šitą tokį? Obuolį, arbūzą. Žodžiu, dabar plavinėjom. Esam tokiai padėti, kad nežinom, kur nakvoti. Važinėjom po visokias vietas, turėjom radę kažkokį campsite, kur galėt miegoti. Bet ten pasirodo negalima. Tai žodžiu, dabar važinėjomės pas visokius šunkelius ir ieškom vietų. Tai vat, galvojom prie kelių ten kažkiam nuošienautam lauke, bet ten grinai prie namų. Tai nelabai patiko mum. Šiaip vieta žiauriai gera, nes mes norim rasti su vaizdu kabut. Na žodžiu, tai dabar einam per mišką kažkokį, radom spotą, pažiūrėsim, gal šis. Eik. Mataus? Nu tipo, matai. Tik daug daiktų net. Bai. Radom vietelę. Dabar žiauriai, ta prasme, atvira. Tai pamatysim, ar rytą pamatysim, ar gerą vietą išsirinkom ar ne. Ir ar mes kukt ar ne. Jo, ir ar mumis išvarys iš čia ar ne. Tai vat. Bet man atrodo, kad čia žiauriai turėtų būti gražu. Tai bus toks gamble dabar. Labanaktis. Ryt bus veiksmo. Koks vaizdėlis iš palapinis.
Juokai. Per kamerą nelabai matos. Šiaip tai taip išmiegojom, naktį žiauriai lyjo. Mes su tokiu tinkleliu miegojom, nes tiesiog kietai ir pradėjo lyt naktį. Ir mes miegojom. Ir atsibudom kiaurai šlapi. Tai vat greitai tą užsidengiam. Paskiau vėl pradėjo lyt, nu žodžiu. Lyja žiauriai. Bet tai vaizdas. Va. Bet tai vieta yra įdomi. Vieta ir žiauriai kieta. Ką, pasikūrėm balionėlį. Dedam sviestą, kiaušus. Pusryčiai su vaizdu. Nuostabu. Žinot, kas dar būtų labai nuostabu? Jeigu palaikintumėt ir pasubscribintumėt. Susitvarkim vietą. Lyg mūsų čia nebūtų. Ėmam daiktus. Na, kaip turėtų būti. Ėmam daiktus ir varom į kalnus. Dabar varysim prie ežerų. Let's go. Kiek žmonių. Nesąmonė. Jų. Filmuoju dabar iš telefono, nes kai filmuoju upėtakį, pribėga į GoPro vandens ir dabar biškį džiovinas. Tai vat, atvarėm prie upės, pačekint, patikrint. Ieškojom kur palapinį statyti. Tai radom visokių šunkelių, pažvirkeliais važinėjom, žodžiu nesąmonė. Tai radom čia tokį vietelę. Turėtų būti nebloga. Su neblogu prieimu prie upės. Aleks, matos jau hype džiauriai. Čia žiauriai gerai atrodo. Bet jeigu čia palapinį pastatum, tai čia rojus. Einam pabazarinį. Nu ką, labryt. Išmiegojom. Šiaip netep kažkiek tokia veita radom palapinę, kur pastatyti. Grinai prie upės. Kamera buvo šlapia, tai nelabai galėjau filmuoti. Aleksis. Aš nusipirkau bilietą jau, dabar Aleksis perka. Yra tokia situacija, kad GoPro yra užlūžus biški. Ant saulės dabar padėjau. Gal iš jūs, bet matot, ekrans. Tas priekinis stiklėlis visiškai aprasojęs. Šiandien įjungiau trumpam. Tai kaip ir veikia, bet dabar kažkaip nebesijungia. Tai nežinau, kaip bus. Blogiausia, tai bandys per telefoną filmuoti. Palapinė nebloga. Naują nusipirkom. Bet išorė sausa, bet vidus kiaurai šlaps. Tai nežinau, kaip čia veikia. O šiaip tai normaliai. O diena žiauriai graži. Žiauriai graži. Vakar matėm žvejį su muselinė. Tai vadinasi, čia galim žvejoti. Ir įmanoma. Manau, kažką pagauti tikrai įmanoma. Nes atrodo taip pasakiškai. Atrodo nerealiai. Vieta. Įmanoma brist. Norim pusryčių. Turim kiaušinių. Bet biškį įrankių neturim. Tai galvojam greit nusidrošti. Padariau tokią lentelę. Ir Aleksis sako, kad varom į Pardį. Tai vat, radom kompromisą. Išvaišiau cėlas 5 minutės savo gyvenimu. Nu ką, užsukom į Pardę. Pasimėm jogurtą. Pasimėm dar jogurtą. Pasimėm uogų. Pasimėm bananų. Bet nepasimėm šakučių ir šaukštų. Tai nežinau, kaip valgysim. Bet kažkaip sugalvosim.
Tai va, važiuojam, iškut vietas, kur žvėjot. Atvarėm į vietą. Upė atrodo labai galingai, labai gražiai. Esam įsilinę, Alekis su spiniriuku. Neturėjom tinklą, čia teko improvizuoti. Pasiėmė lydekinį tinklą. 5 cm pėtakiam. Tai va, upė atrodo žiauriai gerai. GoPro dar, manau, neatsigavo. Tai dar pradžias turbūt nefilmuosiu, kaip gaudom. Bet turėtų per kažkiek laiko vis tiek išdžiūti. Greidai. Dabar turim 2 pasirinkimus. Eit didesnę upę, ar eit tą upę, kur išteka. Biški mažesnė. Tai dabar... Jo, ten sunku eit bus. Kriokliai visokie. Crazy. Kokie čia akmenys. Bando nesveiką skaidrumą. Nu ką, varom į kitą upę. Šioj upėj. Nu, ta upė tokį labiau turistinė. Ta prasme, ne žvejybai. Ten tų... Taip. Srovė žiauriai didelė, akmenų pilna. Visur jokių baseinėlio, kur galėtų sėdėti žuvis. Tai... Žodžiu, lenkiškų pėtakiai vienas mes norim. Jo, lenkiškų pėtakiai ir sudėtingi. Tai va, varom kitur. Nu ką, radom naują vietą. Visai graži upė. Po tiltų. Čia mano dabar lenkiški britbačiai. Turėtų užtekti, manau. Aleksui paprastas batais. Nežinau, kaip man išsivers. Aš taip brisiu normaliai. Vis bus gerai. Tikimės pagaut daug žuvų. Mano britbačiai gal nesuplyš. Čia žiaurė daug mailiaus. Čia gyvybės yra nemažai. Aleksai matė pėtakiukų. Gal muselę paims. Nes man daužė, bet čia tie mailius daužė. Jo, aš matau ant. O, ten spalvos kažkoks. Ogi, šapalai man rodos, kokie dideli. Kokie dideli. Prašau. A jūs matot? Kokie dideli. Prašau. Koks ten didelis. Eik tu savo. Ten upėtakis. Kaip man jį pagaut? Ai, apke. Fuck, shit. Britkelnių, ai. Čia jau turi ninja būt. Oja. Galiu? Taip greitai pasidavė.
Ten mailis daužė, gal... Nu ten seniai merki ir jei nieks neėm, tai... Tai žinau, ką daryti. Muisa. Nežinau. My nipples. Jeigu čia nesimato žuvų, tai vadinas, anu, čia turbūt ir nėra. Nes čia taip gerai matos viskas. Eik to savo. Radom spotą. Po kėdutę biškį nuo saulės pasislėpti. Nes biškį jaučias jau ant odos. Ta saulė. Dabar 26 laipsniai ir 6 UV. Buvo 8. Tai mes sus 8 prakentėjom. Tai vat karšta. Kaip gerai, seniai. Aleksas turi 2 upėtakius. Kokius 2 upėtakius? 2 šapalus. Aleksas turi 2 šapalus, aš dar niekur neturiu. Nes man kažkaip nekimba. Tai vat. Nu, aišku, su nusirint sunkiau. Tai vat. Mano krokodiliukai dar laikas. Buvo porą kartų avarija, bet normaliai. Viskas gerai. Šiaip daug geriau negu su britkelniam. Nes būtų žiauriai karšta. O Aleksas dar su britkelniam ir su ilgom rankojam. Karšta turėtų būti. Nu ką, pailsim, varom toliau. Tai mes. Aš lėtų pravedimu. Nice. Čia vėl šapka. Ne? Jo. Man irgi seka, bet dabar išbaidėjai. Nu. Čia šapalų. Parau? Nu, pabėgu. Jo, man čia irgi daužu, bet... Taip. Na, leis man pagauti. Aš noriu pagauti pirmą. Шапал, бабал. Šaunam šortkutą. Bandysim mišlė. O, ten kažkas geras skrenda. Suopis. Kčiųjų. O, seniai aš sutapkam, jeigu ką, tai man reikėtų extra help.
Išsidrikėlės tai. Ką geriau. Как čia? Čia kaip į Nazalą varom. Pastumavo už. Nereik. Va. Nu davai kažkaip duok ranką. Atsargiai meškerė. Aba. Kaip skaudžiai. Kaklas tikra nudegis. Ojej. Šiaip labai neliūdim, nes ryt varysim į ežerą, visai nemažą. Tai va ten turėtumėm prilūpt, nes mes vis dėlto pasiėmėm avižą. O su aviža viskas paprastai ir aišku. Tai va, laukiam rytojos. Ryt plans toks. Keliamės anksti į rytinę žvejybą. Tada pailsam, nes vidurį dienos bus žiauriai karšta. Ir tada ant vakaro varom žvejot vėl ant vakarinį kliovą. Tai va, lydekų dar kažko. Ir atsidarysim Lenkijoje. Tai padėjo vaizdus parodyk. Ant kiek čia kietai atrodo. Mes netam žiūrėsim, mes kitam žiūrėsim. Atvarėm prie ežero. Įsikūrėm palapinę. GoPro vėl numirė. Sumokėjom 2 eurus. Tai jo sumokėjom 2 eurus už parkingą. Pradėjom statyti palapinės, viską statėm. Atvarė bičas, sako, yo, no, you can't do that. Tai žodžiu, sakom, duosim šaibų, duosim pinigų ir viską sudėlinom. Tai vat, dabar. Tiesiog susimokėjom už naktį kaip visi. Na, susimokėjom už naktį visi kiti, bet būtumėm savo stiliui prasisukį nemokamai gal, bet nepai. Tai žodžiu, nes mes neradom pradžioj jo. Tai tiesiog galvojom, kai bus, tai bus. Tai vat, išmiegam, kelmės anksti ryte, varom žvejot. Paskiau vidurį dienos padarysim pertraukėlę, nes bus žiauriai karšta ir irgi turbūt, kad nekips vidurį dienos. Paskiau varysim vakarinę. Tai vat, ir žiūrėsim nuo tada toliau. Nes kaip yra, kad ryt sužinom stojimus ir jeigu išėjus pasirašyti viską internetu ir nereiks į Kauną varyt, tai... Taip važiuosim pro Kauną. Nu, bet žodžiu, reiktų, tad galėsim neskubėt. Tai vat, tada gal kažkaip kitaip dar planuosimės. Tai vat, išmiegam ir varom žiūrėt. Dabar nenufilmuota ežerą, nes visokių reikalų buvo ir biškių užmiršau. Bet niek tokį, ryt pamatysim. Tai vat. 4:30. Ruošiamės varyt. Gaidys žadin jau. Aš taip jau 2 minučių non-stop varo. Aleksis dar miega. Aš dar miegu. Ką tu čia pašinti? Dai, greičiau. Vėluojam. Jau 4:30. Jau švies. Mes turėjom būti ant vandens. Norėjai keltis 4:30. Atsikėlėm 4:30. Jau tams. Reik dar kažkaip pavalgyti, bet... Nusupratom, Gaidį. Davai. Žvejybos bilietai žiauriai brangus. Ant 2 dienų išleidom 10 eurų. Tai žiauriai brangu.
Ons tik valga. Daugiau niek neveik. Ons tik tas valga. Ons tik tas valga. Gerai. Plaukiam. Išplaukiam pagaliau į ežerą. Aplinkui labai gražu. Šiandienos tiklas, šiandienos noras yra pagauti starkį. Ar sterką, nežinau. Starkis, ne? Bet va, tą žuvį sudantim. Tai žodžiu. Dabar plaukiam prie tos pilies, nes ten yra dropovs iki kiek metro, ne? Ja. Nu, tai va ten gal sėdėti kažkas. Tai va, pasiklausėm savo geriausių draugelį ir han sakė, kad va čia yra didelių tų sterkų, čia yra, nežinau ar čia tiesa, bet sakė, čia lašiša yra, man atrodo. Ne, lašiša yra. Ai, lašiša, kitoje vietoje, nu žodžiu, kietas ežeras iš tikrųjų. Tai va, išbandysim. Opa! Ne. Sniegas? Tai pauksetinai. Nes aš galvojau, kad kažkas yra, žinai. Nu. Čia plak. Turi kažkas būti. Duodam dar 5 minutės. O. Ir tęsiam. Parašiau vėlgi, čia sako, tu laikyk meškinę, nes jeigu kirs, pajaus starkio bankį. Nu visas žuvis kerta. Ne, ir iš taip iš YouTube'o yra pasakė, kad tipo, starkio bankė yra nelyginama. Gal plaukiam iki tenai, bet gaunam. O, karšis. Karšis? Karšis. Karšiai paviršiumi eina. Seni karšis. Pilna iš nėra. Matei? Kupra Jo. tipo. Žiūrė ten irgi. Karšis? Čiūju pagal peleką tokią Nu. būrę. Karšiai čia šokinėja. Ten jie karšys įgaudo ten, bet tai jie taip varo paviršiai. Seniai ant to višos gal paims. Jos. Ten čia 6 metrų gilis, tu nesiparink. Nesiparink. Seniai. Maslas to neužstrik. Čia šokinėja, aš nesuprantu. Žiūri tolma, matai karšis. Karšis. Bet čia rašė, kad ir karpiai yra. Kodėl? Nebūdina. Rašė. Ai, rašė. Pasigardo reiškia. Čia man atrodo, tai jos neginsiu, nes prie pat realiai krantą esam. Man rodos labai giliai. Čia prie pat krantą reiškia 10 metrų gilis. Tantanzą užsidėsiu. Kaip panereaguosi tantanzą. Tas vaikas buvo baltų užsidėjęs, tai jans gal žino. Pamatink, mes viskom beisinam ant dirbtinį intelektą ir ant vieno vaiką. Mes čia nieko, mes esam... Tas vaikas, mūsų žiniom, tas vaikas irgi patį pirmą kartą gyvenime čia žvejoja. Mes, ten tokį dropshot trigą buvo pasidaręs. Tai gal žino, ką dar. Mes nieko, Aleks, nežinom, mes nuo nulio turim pradėti. Tai vat, nuo nulio, sakyčiau, dedam. Ten ta vuverė skraida, seni. Atina, žiūrėt, pastebėk. Man atrodo, ten su tais sparnais yra. Man peršoka tiesiog per tą tarpelį. Kietai atrodė. Čia kažkokia unikali vieta, nežinau. Čia pilis ant kiekvieno kalno. Ten yra dar viena. Meti, dabar matas. Jo, matau, jo. Oi, kaip cute. Lietuvai tai nėra tiek, man rodos. Ten dvi gal, ten... Kokia su baltų pilveliu dar.
Čia turim galimybę pažiūrėti, kaip atrodo. Čia akmenys. Seniai, čia, bet čia vanduo, ne biški, visiškai neskaidrus. Kaip tik purvins. Seniai, čia nėra purvins vanduo. Nu, ne ką purvins, bet tiesiog nešvarus toks, neskaidrus, va, tą galiu pasakyti. Aš tikiaus, kai bus labai skaidrus. Tai faktas yra, kad čia yra karšių. Ar karpių. Jo, karpių tikrai ir nes dugnas negražus. Bet tai čia akmenų. Kiek čia voverių? Jie ten voverė. Pažiūrėjo, žena, tvaro pas mus. Anas rėžut čia, opa, karšys. Gimdėt karšys. Man atrodo, čia negal plaukt. Jo, tu piramidė čia įreiškia, kad čia negal plaukt. O ką jie ten slepia? Lik čia negal plaukt. Tai gal reikš tik vieną. O žinai ką, kad ten, kur išteka, yra biški švaresnis vanduo ir daugiau predatorių, manau. Ar taip gali būti? Aš nežinau. Man atrodo, halucinuoti pradėjai. Pavelkiausiu avižą. Jau avižą pradėjo velkiauti. Nėra gerai tai. Jau avižą pradėjo velkiauti. Su avižą velkiauti jau yra lūžio taškas. O ką gali žinot, gal pasneginsiu karšį kokį. Svarbu, kad užkiptų, jau ištraukt, kažkaip ištrauksime, ne? Am I right? Nu jo, ten tikrai negal plaukt. Bet ten labai gražu. Kas ten slepia? Bet ten labai gražu. Čia niekur negal plaukt, kad žuvų yra, tai čia nesąmonė. Tu žinai, kad ten žuvų yra. Nes negalim plaukt. Jeigu galėtų plaukti, ten nebūtų žuvų, tai vat. Nes mes dar niek nepagavom. Ni ešeriuką, ni duonos trupiniuką, nieko. Nieko. Ui, gervė, galvoju, kad, ką žinau, 2 kilų sterkas išskrido. Galvoju, užsiaugino sparnus ir išskrido sterkas. Gervė, bet kiek čia gervių daug? Lietuvoje 1, 2 jau fainai pamatyti. Čia tai daugiau, šiaip daugiau negu gandrų iš tikrųjų gervių. Gandrą 1 mačiau. Sakals! Čia rimtas sakals! Eik tu savo. Senis sakals. Čia kokia gamta graži. Čia sakals, seni ten sakalo lizdas. Žinai, kaip dar ta gamta būtų gražesnė? Nu. Jeigu pagautų. Jeigu pagautų. Tada tikrai įsitikintumėm, kad graži gamta. Mums pamatyti žuvį vieną. Paukštį matėm, voverę matėm, tada žuvį reikia pamatyti. Liko meška. Mešką liko pamatyti, katros verčiau nematytumėm. Ir žuvį kažką. O kas? Jeigu čia esam, ten pamatyti mešką. Nu, jeigu atplaukt. Turim... Meška nemanau, kad gali plaukti 18 km per valandą greičiu. Nu jo, nebent labai kieta meška. Mes čia jau karpius gaudam tiesiog. Parplaukim, skepsim čia aukštį. Voverio pasigaunam. Nu čia daugiai. Ten sakals, ten sakalo lizdas. Kaip kietai. Kuo tas kietai? Tiesiog sakals, seniai, tu sakal, nežinai. Nu paukštis kaip paukštis. Sakals yra retas dalykas. Aš geriau starkį pamatysiu. Starkis irgi retas. Bet sakals. Man paukščiai patinka. Aš žinau, kad šiaip toks keistas. Nesvaik. Tai priejom paukštis. Nesvaik. Rašė, kad ant žalių sėdi lydeko. Žinoj? Sakė, Ar šitam jum- ežere. Ar tikrai? Tik šitam ežere ant žolių lydeko sėdu. Tik šitam ežere daugiau niekur lydekas ant žolių nesėdi. Just here. A tu irgi tą dėžutę turi, kur tu ją gavai? Tu man nepadovanojai. Ar rimta? Ar kažkur žiauriai matyta? Ar tu pavogė iš manęs?
Kažkas padovanojo tavo namą. Net pažįstu. Tu padovanojo tą dėžutę. Kažin, koks šį dragas. Na gerai, gal netikrinsiu dragą. Bijau nutraukti. Vis ten krantė mėtis, ten kažkaip... Bet kokiu būdu pateisinsi rožinio guminuko naudojimą, ne? Purimas naudoja. Aš čia... Ai, čia tu to... Kas? Aš kalbau to. Ave žadėdį. Gylio aparatas yra. Žiūrėk, 100% karštis plaukčia. Užmėsi ant galvos. Kitą kuprą matau, metų guminuką ant jos. Aš tai yra linksmas žiūrėjau. O tu kaip jūs čia pagavot 3 kg karščių? Su kokiu geru? Fox Rage. Fox Rage. 3 šakis. Ir labai taikliakis. Svarbiausia. Dedu geltoną, o vdruk čia žmonės kukurūzai šerianus. Gal sais. Gal sai. Aleks ant salos užmėti. Eik tu savo kaptų tepti ir nejaust atstumą. Nu, davai, pritemk tą salą. Pirmas laimikis. 1 000 000 kilogramų sniegas. Čia tavo, Aleksi, čia didžiausias sniegas gyvenime. Nori to irgi pasididžiut. Ne, man nereik tokį rekordą. Turim tinklą, turim taikinį, bandom pagauti. Nežinau, ką mes gausim iš to, bet gausim pirmą žuvį, nes jis vis tiek kažkoks apdaužytas, atrodo geras, puikiai plaukia mums. Biškį dešinį. Va. Gali. Yra. Tai čia karštis. Ne. Karštis. Kažkoks kitoks. Tai fakdinin karštis. Kažkoks netoks. Bet... Gerai, Aleks, pagavo pirmą žuvį. Oi, ans prisėdęs yra. Bet ans toks suvalgyts. Čia seni taip lydeka jį apdaužys. Bet nuo pilvo žiauriai pilnas. Pirma Lenkija žuvis. Pagauta netradicinis būdu. Bet tai kaip? Toks apvalgyts. Grinai lydekos dantis arba stark. Lai bėga. Čia yra visas dalykas. Aba. Mažas. Nenoriu. Didelį noriu. Tokį dar vieną tokį patį. Kiek? Nebuvo jungta kamera. Tu juokauji. Kokį ešerį lupau. Kaip man buvo išjungta? Oh my god. Ant avižas. Paro. Oi, drebu. O, žiūrė. Jo, ane čia yr. Tai didelį bandį tom pagauti. Jop. Kur tu esi? Seni, ačiū. Kur ant yr? Seni, kur tu ešerys? Ans pasteisimo, atrodo. Nieko, man tokia ešerį. Ai, va. Ai, suras, kad man. Ant stenį. O, iš to. Nu. Dirbk avižą. Ane gylį yra tie ešerį. Leisk į patį dugną. Turėjome ėmimą.
Gerai, Aleksui galvoja akumą dėti į rozetę pakrauti. Čia šiaip Numirė, kumas, ką daryti? Nu, nes šiandien žvybo žiauriai gerai buvo. Nu, tipo gerai. Jisai normaliai kibo. Iki vakaro. Tai šausim akumą, nu, iki vakaro. Tu kalb būsi. Tu kalbs. Va, veidai rašom, kas jungia. Aš tik atnešiau. Nu ką, situacija tokia. Sviestas pats įsidėjo į keptuvę. Bet mums tai ne problema. Kas čia? Pusė baltų, pusė rudų. Skirtingi tėvai. Nu žodžiu, tai jau kuriam kepam kiaušus. Nes gal akumas pasikraus turbūt kažkiek. Turbūt. Jeigu ką... Pasikraus 20%. Jeigu ką, naudosim irklus. Matėm neblogus kajakus su pedalais, bet paklausėm ir sakė, kad negalim... 7 dirba. Jo, iki 7 dirba, tai irgi nevarkė. Nes mes varysim link tamsos starkių. Turėjau, man atrodos, plaukiant atgal vieną kibimą, bet tokį silpną. Nes patikrinau uodegą ir buvo dantų žymės. Bet grinai ant uodegos galiuko. Tai turbūt toks nedidelis starkiuks arba lydek arba šitas. Tuo ešeriu, kur šiandien pagavos, labai patenkintas, nes tikrai geras ešeris, iš tikrųjų. Tikrai. Ir ten buvo jų dar daug. Tai vat, yra potencialo. Tai ką, laukiam vakaro. Kažkaip sviestą tikrinu, žiūriu, čia kažkoks piens bėga. Čia taip turbūt. Nu, žodžiu, nevalgysi mano. Pasikūrėm keptuvę. Ai, spraigo. Ai, kudins. Ko tu prie manęs? Gaudyk tą. Gaudyk staukus. Jeigu šitas pačilo kainavo Išsikepam 93 centai, Nu. tai nereikia nors sugadinti. Nu, bai! Niam. Kas ne, šalia plaukia? Tas didesnis karštis? Nežinau. Dabar. Kas čia per mailius, man tiek neprizūmin. Nu, man prizūmin. Įdomiai. Esam ant užtvankos tos. Čia negalim plaukt pasirodo. Aš sakyčiau, kad karšiai. Čia negalim plaukt vien... Karšiai, sen. Čia vis karšiai? Vis karšiai. 100% negal plaukt, nes čia žiauri žuvų daug. Nu ką, leisim droną. Nu ką, išplaukam į vakarinę žvybą, taikomės į starkius, jo, taikomės starkius, vakaras dar karštas žiauriai, 2:08 dar tebėr, nu tai visą dieną kaitom, niekaip neišėjo. 10 kartų maudėmės, nepadėjo. Nu žodžiu, pasivaikščiojom prie pilių, visai gražiai. Bet dabar laikas dirbti. Matom, ten gidas vaiką mokina. Tai mes biškį arčiau gido atsistojom. Gal ir mes gausim kažkokios tai naudingos informacijos. Mums tai reikia tik pamatyti, ar kimba ar ne. Grįžom atgal į tą pačią vietą, kur tą ešerį kirtau. Tai va turėtų pasireikšti, ar čia bėra ar nėra. Opa. Perčas. Ar čia ešerys jo? Visi tipo tokie solidus, žinai, ne mikro. Visai faini. Bet žinok, nelabai pavyko išeina įdėti. O jeigu mes arčiau... Tai kas čia per dropovsekas? Vėl žiūrėk yra solidus. Čia seni. Kas čia vyksta? Ajajaj. Į tą vietą tikrai kažkas atvaro valgyti, nu. Aš esu to įsitikinęs.
Nu žiūrėk, ant kiekvieną metimą. Opa, yra? Ne, kur. Inkaras. O, Tai galbūt. yra man. Ne. Ne. Toks būtų buvęs. Užplauk, į kitą pusę. Tipo, Inkarą, kur aš ten. sėdu prūdį. Nu, tokių man nereikia. Atsikabina. Man patinka, kai atsikabina. Miniatiūrinė, aišku. Nenoriu prisišnekėti. Dai, ešerį dydį. Zanderį. Nes mes judam, žinai. Mums reikia biškį pavažiuoti ten į priekį. Jeigu tu iš čia trauki, čia garantuota akmuo. Nu. Normalus. Čia negiliai, tipo? Čiūšerių yra, žinau. Kas patinka? Niek nežinau. Kaip gražu, bet kaip nekimba. What the hell. Oleis bulvių traškučiai, tik €29. Lidl Verde. Fishing for Zenza? Where? We need to know that the zander is a really spoiled species of fish. Spoiled. Loves rich waters. Rich waters. Čia gal nešėt man kažką. Taip, kažką kamerą čia. Ką atrodo? Ką? Visą nukirtai per vidurį. Taip įgyvenime. Šitą gal biškį žemiau. A, tu į medį? O, O, kaip seni. norėjau tave permė. Kur tu spūr? Dėdė. Dėdė Algirdai. Ko ryčia? O. Sėd birs medį. Vidurį nakteis. Kapte. Atsargiai seniai į mane, ką pareis. Ne taip, duok įtampas. Kaip skaudžiai. Krūmės, tai akmenys įsimė. Ogi, kaip čia gerai su to prožektoriu šviečiasi, vandenį matyti viską. Mes čia, kad tokį live scope galima naudoti. Tipo pasišviesti. Aš paukštį nuvaidžiau iš medžio. Atsargiai. Mano kotas. Kaip taip. Tai tu niektas švies nepadės. Tai arba trauki, arba neištrauki. Įlip, neįlipsti, tai niek nepamatysi anami. Aš nežinau, ką tu galvoji. Pamatyti ten. Neištraukiau. Katra. Ai, ta average? Ai, taip. Vesti. Nu, aš galvoju, kad čia ta didelė. Bet ta didelė būtum ištraukęs, manau. Nu, baitcaster. Tai baitcasteris būtų su visų medžiu išėjęs. Nu, apie tą išneku. Šią vasarą tai bus pinigų pasašpyti.
Bet man, pavyzdžiui, atrodo, ant kelionės ir kelionėje pinigų išleisti po visiškai absolute perfect investment. Nes nesupranti, investuojam į prisiminimus, o ne į materialius. Jį. Žiūrėjom, nieko nepagavom. Nu, Saitų, žinai. tu gali sakyt, kalnupį iš šapalo pagavai, vat. Čia ne auras, seniai. Šapalas nėra auras. Bet galėčiau pasakyti upėtakiai, kalnų upėtakiai. Čia yra auras. Bet šapalas. Šapalas į bomžinį žodžiu. Nu, Seniai taip. šapalas į plūnus jūroje. Pranti, kiek čia pasako apie rūšį. Yeah. Baigiam žvybą, be starkių. Liūdna, bet nesu nustebęs. Nes nieką neįsivaizduojam, ką panus gaudyt, koronų iškoti, nieką apie tą ežerą nežinom. Tai vat, kom padarys. Nors ešerį gražų pagavau. Aleksas šapaliukų pagavo. Aba. Man stuburas skauda. Toks styr. Taip, gerai mėgos. Nu ką, bandom. 1, 2, 3. Nu ką, baigės mūsų kelionė. Išvarėm į Lietuvą. Buvo labai smagu. Gaila, starkį nepagavom, bet pamatėm kalnus, susipažinom. Dabar žinosim, kad nieką nežinom, turėsim daug kur tobulėt. Tai va. Paliungė.